Sveiki YouTube kanalą pagal Jurgį žiūrovai. Labai smagu, kad įsijungėt ir matot, kad tai yra verslolaidė. Tai netoks įprastas formatas, kai 6 metus aš bėgiojau su GoPro kamera, filmavau savo kasdienybę, dalinausi savo išgyvenimais ir iššūkiais, tačiau tai vis tiek toks formatas, kuriame aš pasidalinsiu tiek savo, tiek galbūt šiek tiek pareflektuosiu, kas vyksta Lietuvoje ir Lietuvos verslo aplinkoje. Tai žiūrėkit, pradedam mūsų verslolaidę, kuri susidės iš 3 blokų. Pirmam bloke mes aptarsim Lietuvos verslo aplinkos aktualijas ir aš šiek tiek pakomentuosiu arba pareflektuosiu, kaip man atrodo tai paveiks mūsų ateitį. Antroji daly aš pasidalinsiu vėlgi savo aktualijom, kas įvyko tą savaitę, su kokiais iššūkiais man teko susidurti, ką nugalėjau, kas mane nugalėjo. Ir trečioji daly, kuri, manau, bus pati įdomiausia, tai mes skaitysim jūsų klausimus, aš pabandysiu duoti atsakymus, o kad aš nepasimesčiau visam šitam sraute, man padės mano kolegė Ieva. Labas, Ieva. Sveiki, sveiki. Jau supratot, nes visą laidą sakiau mes, tai mes su Ieva esam partneriai. Jau 3 kartą. Mes filmuojam, stengiamės, nes negalėjom atsisakyti Vilnius in Record studijos pasiūlymo ir vasarai šokom iš automobilio, iš mano ofiso, iš mano kelionių į studiją, užsidarėm, kad sukoncentruotumėm, suformuotumėm tam tikrą požiūrį apie verslo aplinką. Pabandykim. O gal jums patiks ir mes prie to liksim. O gal nepatiks, o gal miksuosim. Tai jūs esat viso to kalviai, eikit į komentarus, rašykit, kas patiko, kas nepatiko, ką norėtumėt pridėti, bet prieš tai jūs turit arba privalot subscribint ir būtinai padėti like mūsų šitai verslalaidai. Tai ką, Ieva, važiuojam? Taip, tai Jurgi, šiandien esu tau pasiruošusi 3 karštas Lietuvos verslo aktualijas, kurias norėčiau su tavim aptarti. Tai pirmoji iš jų yra pinigų plovimo skandalas. Bendras Lietuvos, Latvijos ir Italijos teisėsaugos tyrimas atskleidė didelį pinigų plovimo skandalą, kaip ir Lietuvos finansų institucija buvo išplauta apie 2 milijardai eurų. Tai lėmė kelis areštus ir padidino reguliavimo kontrolę. Jurgi, kaip manai, kaip čia taip nutiko? Kadangi Ieva stropus mokinys ir su manim pasidalina šaltiniais, tai matau, kad šaltinis Delfi, bet aš žinau, apie šitą skandalą visiškai nei žiniasklaidos priemonėse, nei kažkokiuose socialiniuose tinkluose visai nieko nemačiau. Tai galiu tik tai pareflektuoti, kad tai apsunkins mūsų kitiem verslam darbą, nes prisidės papildomos kontrolės, ataskaitų ir kitų dalykų, tai vėlgi siūsim kokias nors PVM sąskaitas, faktūros ir kitus dalykus. Ir aišku, kad visi tie dalykai, ir ypač kai kalbėjo apie 2 milijardus, tai iš tikrųjų apsunkina mūsų kitų skaidrių, oficialių, normalių verslų darbą. O tu gal žinai, ką nors daugiau apie tai, ar tu tik tai matei, kad tai yra pikinė istorija, Delfi šaltiniai ir tu dėl to ją pasiėmei? Ja pasirinkau todėl, kad buvo pikinė istorija ir turėjo didelį skaitomumą. Jo, iš tikrųjų 2 milijardai, aš manau, kad čia skaitė ne tik tai dėl to, kad toks skandalas ir jį suėmė, bet manau, kad žmonės skaitė ir kokį modelį jie naudojo ir ar galima jį pritaikyti 200 000 pasiimti. Nenusikalskit, aš visiškai neskatinu ir nepalaikau šešėlinės ekonomikos, neseniai dalyvavau būtent su finansų ministrė ir su Investors Forum apie tai, kad traukiam šešėlį, bandom daryti viską oficialiai, atsiskaitimus, kitus dalykus ir pasiūliau krūvą gerų sprendimų, kaip mes galėtumėm būtent prisidėti prie to, kad daugiau verslų išeitų iš šešėlio ir kirpėjai, siuvėjai, turgininkai visi pradėtų veikti oficialiai, mokėtų mokesčius, iš to samdytumėm mokytojus, gaisrininkus, policininkus ir be abejo gydytojus. Nes šią savaitę mano dukrytei atsitiko nelaimė sporto būrelį, reiškinai lanko futbolą, gavo iš alkūnės į nosytę ir važiavom į ligoninę, į Santariškes, tai prasidėjom 6,5 valandos, kad įsitikytų, kad viskas gerai ir kad jinai galėtų toliau eiti į mokyklą ir taip toliau, bet mūsų medicinai tai tikrai reikia finansavimo ir pagalbos, taip kad mokėkit mokesčius. Mokėkit visi mokesčius. Kita naujiena. Tai turbūt visi girdėjom, garsiai nuskambėjo, kad turim didelį investiciją į gamybos sektorių. Vokietijos gynybos milžinas Rheinmetall planuoja investuoti daugiau nei 180 milijonų eurų į gamybos objektą Lietuvoje.
siekiant stiprinti šalies pramonės sektorių ir kuriant naujas darbo vietas. Pagaliau. Jurgi, ką manai? Pagaliau. Tikrai puikiai žinia. Visų pirma, aš dar pridėsiu prie to, kad čia ne tik tai vokiečiai ateina ir investuoja į gynybos pramonę, bet ir Lietuva ir lietuvių finansai bus skiriami būtent karo pramoniai. Tai yra, kitaip sakant, Lietuvos valstybė investuos į verslus, kurie kurs gynybos ir apsaugos priemonės. Taip, kad jeigu turit idėjų, mokat sukurti dronus, padaryti oro gynybą, ar ten, nežinau, nes buvau vienam seminare labai rimtam, sakė, kad Vilniui ir Lietuvai tankų tai iš tikrųjų nelabai reikia. Mums reikia orą savo saugoti ir būtent oro gynybą mums labai svarbu užtikrinti, tai nežinau, ar šitos raketos tam pritaikomos, bet pagaliau, kad tai yra investicija, nes čia bus tikriausiai vienintelė šių metų Lietuvos investicija būtent iš verslo pusės, B, tai yra gynyba, ir C, tai vis dėlto 180 milijonų, tai yra dideli pinigai, ar ne? Bus jie tavo, Ieva, klientai, kaip tu galvoji? Pamatysim. Na ir Jurgi, trečia naujiena, kurią labai noriu su tavim aptarti. Tai Europos centrinis bankas sumažino vėl palūkanų normą. Ką tai reiškia tau, ką tai reiškia verslui, kaip vertini? Aš seku Nerijų Mačiulį ir žinau, kad EBIT jisai labai smarkiai žarstėsi būtent tais skaičiais ir sakė, kad šiemet dar 2 kartus mažės. Šiaip iš tikrųjų noriu pasakyti, kad vis tiek tie pinigai mūsų verslui yra sunkiai prieinami. Mes esam vis dėlto monopoliniai situacijoje ir pas mus yra skandinavų bankai, kurie yra labai griežti, labai sudėtingi. Labai džiaugiuosi, kad vis daugiau yra kažkokių tai planų ateiti, ten, nežinau, Lenkų bankam, kurie yra tikrai labai patrauklus kitiem, bet net ir sumažinus vis tiek kapitalas ir pinigai pas mus yra per brangus ir mes mokam vieni iš daugiausia Europos Sąjungoje, tai aš labai skatinčiau verslus, jeigu reikia atkreipti dėmesį į Invegos dabar dalinamas tikrai, kaip čia, paraminės paskolas ir iš tikrųjų mes turim atkovoti, kad tą monopoliją sumažintų. Įsivaizduokit, bankam įvedė papildomą mokestį, džiaugiuosi, kad jisai skirtas gynybai ir jie vis tiek sutiko, tai jie antiek gerai uždirba. Jūs įsivaizduojate, jūs dabar uždirbat, mokat ten 15, žada mums gal padidinti tą pelno mokestį, tai ir dabar ateitų ir sakytų, žinai, davai 2 kartus susimokėk. Ir jūs sutiktumėte, tai jūs įsivaizduokit, kokius viršpelnius jie turi ir vis tiek sutinka, tai ir dar kiti planuoja ateiti, tai aš manau, kad čia naujiena, aišku, faina, bet jinai nepakeis mūsų situacijos. Mes pasiskolinti šiuo metu dar vis tiek labai brangiai galim arba visai negalim. Tai. Tikėjausi labiau optimistinės gaidelės. Gerai, Jurgi, šiandien mano naujienų tiek. Norėčiau pereiti, kokios tavo ir tavo verslo top aktualios buvo šią savaitę. Kuo gyvenai ir ką išskirtum? Oi, šitą savaitę, tai nežinau, kaip 3 savaitės man matyt praėjo. Tai pirmiausia, ką pasidariau ir kuo noriu pasidalinti, tai atlikom savo kliento kelią, analizę, kur mes prarandam pinigus ir kaip mes juos prarandam. Tai yra, kokiose vietose nutrūksta užsakymai, bendradarbiavimas ir supratom, kokias vietas turim tobulinti. Tai iš tikrųjų turim tobulinti santykio palaikymą su klientu. Žinot, mes save pavadinom, kaip reiškia, tikriausiai dauguma iš jūsų buvot paupy tam food court'e, jeigu nebuvo, tai naikit. Ir lygiai taip pat, lygtai mes, kaip Bunasta, kviečiam klientus, ateikit į food court, ateikit, mes turim patį geriausią maistą, geriausiam kainom, geriausios kokybės, ateikit. Ateina tas žmogus ir tam food court'o, tam inkile, ar kaip čia padinti, restorane, tam už baro nieko nėra. Ir niekas nieko tau negali paservinti. Tai pas mus yra maistas, yra gamybos procesas, yra technologija, bet nėra tų, kaip čia, barmenų, užsakymo priėmėjų ir taip toliau. Tai keisim tą. Tai su tuo susijęs ir antras dalykas, tai manau, kad man reikia operacijų vadovo, nes išsigrynom visą skaupą, supratom, kad tai yra labai daug darbo, tai ieškosiu operacijų vadovo, kuris man padėtų skaitmenizuotis, optimizuotis, įgalinti kitus darbuotojus. Nežinau, kodėl šitos verslolaidės tampa vis labiau reklaminės mano ir aš ko ieškau, nors aš visą laiką vlogę, visą laiką kažko ieškojau, tai pasinaudosiu progą, tai jeigu jūs
sugebat dirbti su procesais, moka dirbti su komanda, norit įrodyti savo ir planetai ar pasauliui, kad jūsų darbas paveiks, kad kroviniai vieną dieną atvyks pas gavėjus anksčiau, ateikit, atsiųskit savo gyvenimo prašymą, aš tikrai labai noriu susioptimizuoti, pagreitinti procesus ir tikrai visiems iškomunikuosiu ir pasakysiu šitoj verslolaidai, kad jūs tai padarėt, tai jeigu jums svarbiausia pirmiausia iššūkiai, norite įrodyti, kad galit arba galit ir neturit kur įrodyti, tai ateikit ir įrodysit. Tai labai atsiprašau už reklamą, bet tikrai tai yra svarbu. Ir, tikriausiai šios savaitės toks bus atradimas, tai žmonės. Aš jau kažkada esu minėjęs, kad Ilja Laursas man yra pasakęs, kad, žinai, bet kokią gerą idėją gali sugadinti bloga komanda. Ir kaip bet kokią blogą idėją ar blogą situaciją, kaip dabar yra pas mus, ar ne, rinkoje, pas mus transporte yra daug iššūkių, reikia eiti į kitas rinkas, jas reikia suvaldyti, tai tam reikia labai stiprios komandos, tai žinok, Ieva, aš supratau, kad be komandos niekur ir, žinai, atrodo vienas viską gali, bet vis daugiau noriu surasti tokių žmonių, kuriais galėčiau pasitikėti, kurie būtų savarankiški, kurių nereikėtų kontroliuoti, nereikėtų, kaip aš, žinai, turiu pilną kompą pasidaręs Wordų, kur susirašau, tas vadovas tą dieną pažadėjo tą, po to duodu asistentį, kad jinai man padėtų juos follow-upint ir maždaug 2 savaičių vėlavimą turiu. Tai turiu ir tokių, kurie yra geri pavyzdžiai. Tai noriu pastiprinti, kad atsirastų tokių, kurie nori prie tų gerų prisidėti, blogų atsisakysim, o laukia vakarų rinka, kur per visą gyvenimą, kai aš pradėjau šitą verslą mūsų šalyje, buvo 120 000 potencialių užsakymų. Mes iš jų darydom 34%. Kai dabar mes einam į vakarų Europos rinką, ten yra 1 100 000 per mėnesį. Tai yra 10 kartų didesnė rinka. Tai dėl to mums reikia stipresnių, protingesnių, greitesnių, inovatyvesnių, savarankiškesnių komandos narių. Tai, žinok, šios savaitės atradimas komandos nariai ir aš tokiais ciklais vis prie to grįžtu. Tai labai daug laiko praleidau gyvuose susitikimuose su žmonėms, su kuriais aš pats susisiekiau, kurie su manim susisiekė, kalbėjau ir apie pardavimus, ir apie procesus, ir apie muitinės tarpininko paslaugas. Žodžiu, galėčiau čia kalbėti, bet nenoriu, kad šita verslolaidė būtų tokia ilga, tai Ieva, labai noriu šokti prie mūsų 3 bloko, tai yra jūsų klausimai. Aš iš anksto matau, Ieva pasidalina su manim, ką išsirinko, jų tikrai yra nemažai. Nežinau, Ieva, kaip tu darojasi su tuo, nes būna labai tokių tuščių. Tai aš labai noriu paprašyti, kad jūs rašytumėt mum į verslolaidę, į šitą būtent laidą savo klausimus. Mes čia skiriam su Ieva laiko, pabandom jum kažkaip tai atsakyti, kažką parekomenduoti, kažką patarti. Aišku, visą laiką galite ateiti į proaktyvus.lt ir susitarti su manim dėl valandos. Aš kas mėnesį skiriu 10 valandų tam, kad jum padėčiau augti, bet galite ir čia parašyti. Ir visą laiką mes pasitengsime atsakyti, tik nerašykit, žinai, Jurgi, duok pinigų, arba aš neturiu verslo idėjos, bet nenoriu niekur eiti dirbti, ką tu man patartum. Tai tokių aš sulaukiu per dieną 2-3 žinutės ir tarp kitko, aš net specialiai čia sėdėdamas, kol čia statė kameras, man įkrito viena žinutė, tai aš specialiai, va dabar ją surasiu pašte ir aš tau paskaitysiu. Paskaitysiu, ne? Reiškia, mes naudojamės Zairo dabar hostingerio platformą ir čia labai trumpa žinutė. Va, Martynas rašo, tikiuosi Martynas nesupyks, bet sveiki, esu samdomas darbuotojas mažoje transporto įmonėje. Noriu sužinoti, ką reikia, kad užtikrinčiau startuoti su MB į įkūrimu, vykdant krovinių pervežimus Europoje ir kitą. Tai, čia tikriausiai klausia apie licenciją. Aš taip atsakinėčiau, imčiau, žinai, kad galėtum atlikti pervežimus Europoje, tai turi turėti transportą, turi turėti licenciją, kad licenciją turėtum, tai turėtum turėti transporto vadovo sertifikatą, licenciją išduoda transporto inspekcija, tada turėtum turėti kelių mokestį, turėtum tachografą, vesti laiko apskaitą, turėti vairuoti ir važiuoti. Toks atsakymas. Bet iš tikrųjų tai čia žmogus, aš esu įsitikinęs, kad rašo, noriu nukopijuoti savo šefo verslą, ką man reikia daryti, kad jį nukopijuoti. Tai
aš net pasijuokiau, kai jinai įkrito ir galvoju, jie specialiai bakstelsiu tokiais, kur yra tokių, tai yra daug. Tai Hebra, nenaudokit nei mano, nei jūsų eterio laiko tokiam tuščiom žinutėm. Jo, nešvaistykit patys ir dirbkit ir uždirbkit pinigus. Mums reikia tų, kuriems mūsų iš tikrųjų reikia. Taip. O parašykit komentaruose, kuo užsiima Ieva. Iš tikrųjų, man būtų įdomu sužinoti. Pasižiūrėsim, kiek atspės. Ar jūs jau iš jos, konsultacijų, patarimų galit nustatyti. Ar jau identifikavo. Kokios ryties ekspertas yra Ieva. Aš pasakysiu, kad su Ieva mes jau dirbam kurį laiką. Metus? Jo. Švesim? Jau suėjo metinės. Jo, ok. Tai važiuojam. Gerai, Jurgi, atrinkau 3 laiškus. Manau, kad tai yra tie, kuriems iš tikrųjų reikia mūsų patarimo. Tai pirmas laiškelis skambėtų taip. Mums rašo žmogus, kuris turi elektroninės prekybos verslą. Esmė yra tokia, kad jis sukūrė puslapį ir dabar ieško, kas galėtų, tiksliau ne kas, o ką jis galėtų pardavinėti. Nes nėra, kaip ir suprantu, apsibrėžęs, ką jis nori selinti. Ir jis rašo, kokius produktus verta pasirinkti. Klausia tas patarimo. Jis nori sužinoti, ką reikia daryti, kad galėtų prekiauti Anglijoje, o Jurgi, tu tikrai išmanai, kaip veikia Anglijos rinka ir kokie yra pagrindiniai žingsniai ir reikalavimai. Aš supratau jo, kad kai tu renkiesi, tai tu visą laiką nori ir mūsų verslui padėti. Tai jo, mes iš tikrųjų dirbam su elektroninė prekyba. Elektroniniai prekybai teikiam išmuitinimo, sandėlio administravimo ir kurjerio paslaugas Anglijoje. Kodėl to reikia? Nes dauguma naudojasi tokių didelių brandų kaip DHL ar ten UPS paslaugomis, kas kainuoja labai labai brangu ir tavo prekė pigi, o pati logistika su tokiu dideliu žinomu žaidėju kainuoja daug ir tu nebeturi ten jokio pelno ir dėl to žmonės neįeina. Tai mūsų atveju tu gali išsiųsti tiesiog su paprasto autobusėliu, kur važiuoja Toras ir kiti, Toras nemokama už reklamą, bet kur važiuoja kiti, tai galima išsiųsti kaip krovinuką, mes galim jį priimti, išmuitinti ir paskui supakuoti, arba jeigu nereikia pakuoti, iš karto išsiųsti išmuitinus tavo prekių gavėjai. O dar geriau yra tokia opcija B, tai išvežti tenai tam tikras prekių atsargas, ką daro kiti brandai, su kuriais mes dirbam, ir kai ateina pirkėjas, jisai nusipirka tiesiai iš tų atsargų, mes išmuitinam fiziniam asmeniu, taip sutaupam PVM ir importą. Tai čia trumpi patarimai visiems, kur žmonės tikrai nesigaudo, bet tikrai turiu ką pasidalinti, suprantu, tai mes tą darom Anglijoje, mes atvirkščiai iš kitų šalių atvežtom prekiam tą darom Lenkijoje ir svarstom, ar Lietuvoje to verta daryti ar ne. Nes Lietuvoje srautai maži, dažniausiai Lenkijoje viską išmuitinam ir atvežam, čia Lietuvos yra toks fuck-upas, apie kurį aš dalinausi jau ne kartą, kad mums dar reikia padirbėti su tam tikrais prekių kodais, svoriais, patikimumu muitiniai. Aš tą darau, jeigu žinot, kaip ir norit prisidėti, tai prisidėkit. O dabar einam prie to vaikinuko, tai visų pirma, aš kažkaip tai nežinau kodėl, bet gal dėl to, kad aš tąją komerciją domiuosi, tai man labai dažnai siunčia: pirk iš manęs 100 000 dropshipperių kontaktų. Ten dropshipperių pasiūlymai tik tai geriausia. Tai tikiu, kad galima nusipirkti kažkokių tai dropshipperių kontaktus, duomenų bazės ir galima su jais susisiekti ir taip atrasti prekes. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, tai nežinau kodėl, bet mane persekioja vienos kažkokios elektroninės parduotuvės toks produktas, kur paspaudi mygtuką ir puti orą į šašlaikinę. Aš nežinau, kodėl mane būtent persekioja, nes aš nei šašlaikinės turiu, nei kept mėgstu, bet persekioja. Tai, tai reiškia, kažkas atrado pirmiausią produktą, nežino, ar jis labai kažkam reikalingas, bet užbūstino labai didelį srautą padarė socialiniuose tinkluose ir užnorino, ar tai parsiduoda. Tai taip suprantu, kad, eina. Kitas dalykas, pavyzdžiui, tokiu modeliu, kaip čia papasakau, tai Lenkijoje turim klientą, trečiosios šalyse siuva batus, jiem neapsimokėjo jų pardavinėti Lenkijoje, nes atvežus ant įmonės reikia sumokėti 17% importo mokestį nuo viso krovinio vertės ir plus 23% Lenkijoje PVM. O kaip tu pardavinėjai fiziniam asmenim, tai kaip žinia, tas visas PVM ir importo mokestis tavo yra kaštai. Tai žmonės nebeįperka tų prekių, tai jie atsiveža pas mus į muitinės sandėlį ir pardavinėja jau tiesiai fiziniam asmenim, tai tikrai neblogai sekasi. Tai gal čia irgi kažkokia yra tokia opcija ieškoti tokių prekių, vežtis ir tokiu būdu tą elektroninę parduotuvę vystyti, kada kitiem yra per brangu, o tu žinodamas arba suprasdamas labiau logistiką gali surasti tokią nišą.
Tai elektroninė prekyba, aš manau, kad ateitis, matosi iš statistikos, kad vis daugiau iš offline pereina į online, tai geras pasirinkimas, o dėl prekės atrinkimo, tai visą laiką aš pradėčiau galvoti, kokia yra rinka ir viską tikrinčiau. Labai gerą, žinau, pavyzdį, kai žmogus pasižiūrėjo naujausio Apple, vat kaip pas mus tie Apple turi tą tokį pakrovimą, tai jisai prieš daug metų pamatė, kad Apple'as vysto šitą technologiją, susirado kinus, susirado mokslininką, suprojektavo va šitą va pakrovimą Kinijoje net nesertifikuotą ir pardavinėja fizasmenim. Tai uždirbo tikrai ne vienai M5, nes su M5 mačiau dabar naujausių važinėje, tai įsivaizduot, 2 metai prieš sužinojo, kad Apple'as tą padarys, pradėjo gaminti, patikėjo, ir nuėjo, žodžiu, su raketa. Tai, tai kažką tokio, galbūt žiūrėt, gal kur eina tos technologijos, nežinau, ar vierakiniai, ar dar kiti dalykai. Tikrai matau, kad turi potencialą, tai tiesiog dairytis, ieškoti, norėti, bet nepamiršti ir logistikos, nes dideli kaštai būna toj vietoj, kur tu nesupranti. Ir tikrai dabar mano sūnus pirko iš Amerikos kažkokius rūbus, ten kaino vesto, aš taip suprantu, tai reiškia, visas krepšelis kainavo 190 eurų, transportas iš to per DHL kainavo 120. Tai aš nežinau, kokios ten kokybės tos prekės atvažiuos. Jo, tai, aš dėl to ir sakau, tai mano sūnus pirmą, ką užsikabino, tai sako, žiūrėk, tai jie matyti neturi Lietuvoje partnerio, tai davai aš čia ieškosiu, tai žinai, 16-mečio tokios didelės ambicijos, sakau. Bet geras, kaip fainai. Jo, tai sakau, aišku, Dovydai, rašyk, siek, siūlyk mūsų įkainius, sandėlio, sakau, būsi atstovas, galėsi eiti per visas televizijas ir sakyti, kaip 16-metės atrado tokią nišą ir pradėjo kainų vestui, padėjo ateiti į Europą, nes ten žiauriai ilgai laukia, vasarį pirko, tik dabar gauna, ten žodžiu, kosmosas. Tai logistika, elektroniniai komercijoje yra viena iš tokių dalykų, kur labai gadina reikalus, iš tikrųjų. Oho, yra reikalų. Kita mūsų užklausa labai įdomi ir visiškai atvirkštinė. Tai mums rašo žmogus, Gedas, kad jis prieš pusę metų grįžo į Amerikos ir turi sukaupęs net $130,000. Neblogai. Kur jis klausia, kur jūs patartumėte jam investuoti? Į kriptovaliutas, valiutų kursus, akcijas, verslą, gal turite kokią gerą idėją ir gal norite dirbti kartu? Jurgi, ką manai? Ir paminėsiu dar, kai jis parašė, kad jis turi mažai pažįstamų, tai jam būtų smagu susitikti ir pasikalbėti gyvai. Jo, man tai kaip parašo, kad turi pinigų ir galvoja, kad čia aš dabar pulsiu ir susitiksiu, tai Genai, ačiū už žinutę, labai džiaugiuosi, kad grįžai į Lietuvą ir parsivežiai dar tam tikrą kapitalą. Aš tai jį diversifikuočiau, tikrai dabar neinvestuočiau į nekilnojamą turtą, nes nekilnojamas turtas mano manimu taip smarkiai neauga ir taip smarkiai negeneruoja pajamų, kaip generuoja pirmoje vietoje. Tai diversifikuotos investicijos, tai nėra blogai ir ta kriptovaliuta. Ar aš tikiu ją? Aš tikiu, nes tai yra patogiau, tai yra geriau, bet ar ta investicija atsipirks tau rytoj ir galės nupirkti tau valgyti, rūbus ir visą kitą, tai ne. Čia ilgalaikė, tai aš dėčiau, nežinau, gal 10,000, jeigu gali savo leisti, įdėčiau į tai, tada kokius 30,000 įdėčiau į akcijas, nes visų pirma, akcijos, man atrodo, kad visada uždirba daugiausia, ten yra nemaža rizika, bet jeigu gerai pasiruošus ir gerai pagalvojus, kaip turi būti sudėliotas tavo portfelis, tai tikrai galima turėti gerą grąžą. Ir iš tikrųjų pabandyčiau eiti dar su 30 į sindikatus, ką dabar daro mano draugas, nesenai mano atradimas. Justinas Pašys, išėjęs iš Litbano, verslo angelų tinklo, atsidarė savo kompaniją, NGL-ą, ir pradėjo kurti investicijas sindikatais. Tiketas yra 3,000 eurų, tai yra labai priimtinas, bet tu su grupė žmonių, su 50 verslininkų, tu gali tiketą daryti ir 300, ta prasme, bet tu grupiniu būdu sprendi į kokį startuolį, į kokią verslo nišą ir turi labai daug apsvarstymų, tai tokia daug saugesnė investicija. Tai aš investuočiau taip.
Ir čia priklausomai, ką Gedas veiks pats, ar jisai nori kurti savo darbo vietą, ar jisai eis dirbti kažkokį tai samdomą darbą, nežinau, ką jisai susikūręs ir ką jisai už savo nugaros turi. Tai kitus pinigėlius aš galbūt dėčiau į tiesiog banką, reiškia, juodai dienai. Dabar neblogos tos, visai neblogos tos yra palūkanos, jeigu ten ilgalaikiam indėliui. Ir tiesiog laikyčiau, nežinau, ar sveikatas užšlubuos, ar darbo ilgiau nesusiras, ar kitų dalykų. Tai aš taip per pusę, pasplitinčiau ir manau, kad pusė tų pinigų turėtų uždirbti visai nemažas palūkanas, kad susimokėti už butą ir už maistą. Taip vertinčiau, kad turėtų uždirbti per mėnesį apie 1000, gal 1300 eurų. Tas tikrai yra įmanoma. Ai, čia dolerių, tai gal 1000 eurų turėtų uždirbti. Gerai, Gedo vardu, Jurgi, padėkoju. O tu patarsi kažką, Gedai? Patark, Ieva. Žiūrėk, žmogus turi 130 000. Gal jis gali į tavo verslą investuoti? Ką tu padarytum? Sakai, nori eiti į užsienio rinkas. Užtektų 130 000 nueiti į užsienio rinkas? Manau, kad tikrai taip. Jo? Bet tai yra tiesiog fizinė, investicija į žmonės, resursus, į marketingą ir į pardavimus, ar ne? Taip, būtent žmonės, visi kaštai, resursai. O tavo veikloje koksai yra pelningumas ir kokią tu grąžą galėtum užtikrinti? Jūs vis tiek dirbat su, matai, tokie verslai, su kur tu dirbi nuo žmonių ir kuriuose priklausomas nuo žmonių, tai dažniausiai būna, didelė rizika, bet nemažas pelningumas, ar ne? Tai tu jam galėtum užtikrinti, pavyzdžiui, $130 000, tai kiek čia 110 000 eurų, pavyzdžiui, ten, nežinau, 15% grąžą per metus galėtum užtikrinti? 15% dar šiandien dienai negalėčiau, bet ateityje manau, kad yra įmanoma. Ok, važiuojam toliau. Turim trečią. Turim startuolio kūrėją, kuris daro startuolį susijusi su krovinių pervežimu. Jam Jurgi jūs rekomendavo kaip logistikos ekspertą ir jis mums rašo, gal patarsit, ką reikia dar numatyti. Geriausia būtų susitikti gyvai ir parodyčiau, ką jau esam sukūrę. Tai žodžiu, jau turi kažkokį startuolį kaip darinį ir klausia, gal galim susiplanuoti susitikimą kitą savaitę. Jurgi, kaip matom, norinčių susitikti labai daug gyvai. Jo, čia tu dabar tuos ištraukiai. Jo, tai mane gelbėjo tai, kad aš sukūriau platformą ir imu už savo susitikimus pinigus. Tai mane tas gelbėjo, nes iš tikrųjų per susitikimus aš tikriausiai neturėčiau kada dirbti ir kada uždirbti pinigus. Tai iš tikrųjų smagu, nes aš transporte tikrai įdėjau daug ir noriu, kad tie kroviniai gavėjus pasiektų vieną dieną anksčiau. Noriu, kad iš tikrųjų būtų inovatyvesnis tas verslas, noriu įskaitmenizuoti, noriu atsisakyti popieriaus, noriu padaryti, kad vairuotojai būtų daug labiau išsilavinę. Tai daug aš ten darau ir labai smagu, kad žmonės supranta tą mano indėlį, supranta, kuo aš domiuosi ir ateina pas mane būtent šito klausimu. Tai labai patarčiau ateiti pas mus į Transporto inovacijų asociaciją, kur yra ne tik tai Jurgis ir jau aš jau ten skiriu laiko ir tikrai ten su manim galima pasimatyti, bet yra ir kiti ekspertai, kurie važinėja po Briuselius, važinėja po Amerikas, važinėja Singapūrė, kur yra tikrai ateitis ir mato, kur tam transportui reikia būti. Be tų ekspertų, be Jurgio yra dar 100 beveik narių iš transporto ir logistikos sektoriaus, kurie tikrai gali dėti savo indėlį, patarti, ar galima net praeiti juos tos fokus grupės, kaip svarbu versluose, kad pasitikrinti. Tai iš tikrųjų tikrai rekomenduočiau ateiti į šitą, o tiesiog labai norėčiau paskatinti, nematau to žmogaus vardo, tai norėčiau paskatinti tiesiog, kad jisai paimtų, parašytų man plačiau apie savo idėją, apie mintį, nes šiemet spalio mėnesį, neatsimenu dienos, gal tu atsimeni, Ieva, kada turėsim transporto inovacijų formą? Tu dienas atsimeni? Tai spalio 90 dienomis, save the date, kalendoriuje, tomis dienomis nieko kito daugiau neveiksim. Nežinau, ar žinot, aš turiu tokį pomėgį. Kartą į metus organizuoju didžiausią Pabaltyje transporto forumą. Jisai vadinasi Transporto inovacijų forumas, kuris vyksta jau kelinti metai iš eilės Litexpo. Jį praeitais metais atidarė Lietuvos Respublikos prezidentas, spaudė man dešinę, sveikino.
Tai ir šiemet bus kažkas tokio pačio ir aš tenai turiu išsikovojęs sceną startuoliam. Turim pitch sesijas, kur startuoliai gali pristatyti savo idėjas, susipažinti su, man atrodo, pačiais svarbiausiais ir didžiausiais transporto ir logistikos lyderiais ir gali betarpiškai iš jų gauti nuomonę, komentarus. Žinau, kad net 2 taip susirado didžiausius klientus ir eina toliau. Nu, pavyzdžiui, tas pats Fleet Handas, kur dabar yra, man atrodo, fleet managemente numeris 1 Lietuvoje. Jisai pradėjo nuo mūsų transporto inovacijų asociacijos scenos, tai vat forume prisistatė ir taip susipažino su didžiaisiais žaidėjais, Girteka, Hegelmanas ir taip toliau. Tai, žodžiu, aš darau tikrai nemažai, kas yra transporte, tai tik tai dabar neinvestuoju, nes aš su berods 6-7 startuoliuose, kurie būtent inovuoja, skaitmenizuoja logistikos visą grandinę. Nu, žodžiu, mano vizija, kad kroviniai gavėjus pasiektų vieną dieną anksčiau, o misija, nu, tai investuoti, patarti, komentuoti, surasti galimybės, kad tie startuoliai atrastų vieni pinigus, kiti klientus, treti galbūt sprendimus, tai parašyk, prašau, man elektroniniu paštu, gali rašyti į book@proaktyvus.lt, aprašyk savo idėją, mes pasižiūrėsim, ar jinai tinka mūsų forumui, galbūt iš karto patarsim kažką tai, o jeigu nori, kad padėčiau verslo vystymui, tai čia visiems galioja, 10 valandų per mėnesį skiriu proaktyvus.lt kandidatą, kaip čia, kokie ten jie yra. Nu, kaip čia pavadinti, verslininkam ir ne tik verslininkam, kurie ieško verslo augimo sprendimų. Nes aš manau, kad jeigu tu nebūsi proaktyvus, tai konkurentas už tave padarys greičiau ir tu nieko neturėsi. Tai... Gal pasakysiu truputį irgi paprasčiau. Jurgis gali padėti tiems, kurie nori kurti savo verslą, bet dar nežino, nuo ko pradėti. Tiems, kurie jau pradėjo kurti savo verslą, bet jiems trūksta truputį žinių ir patarimų, kaip jį išvystyti, į ką jiem koncentruotis, kaip paskirstyti savo pelną ar ten investicijas ir visa kita. Na ir visiems kitiems, kurių gal net verslai yra paaugę, bet jie nori šalia kažkokio patarimo ar užtvirtinimo ne iš konkurento, o iš būtent tikrai gero verslininko, kaip jam daryti toliau, pasišnekėti, pasikonsultuoti, nes kartais ta idėja ar mintis iš šalies gali būti labai vertinga, kuri tau būtent ir nešaus į galvą. Tai, žodžiu, tikrai reikėtų su Jurgiu pasikalbėti, pas Jurgį kainos konsultacijų tikrai nesikandžia, tai išnaudokit, nes ateityje Jurgis prasimuš, tai po to kainos gali kilti. Aš kaip tik svarstau, nes aš esu skyręs tik tai 10 valandų ir kaip tik svarstau gal didinti tą valandų skaičių. Bet, reiškia, neatsimenu, skartavom čia gal kovas, žodžiu, kad kovas, balandis, gegužė buvo totally booked ten per kelias savaitės iš pradžių, o dabar birželio mėnuo ir aš praktiškai gal turėjau 2 kokias konsultacijas. Nu, ta prasme, manau, kad tas pirmas burbulas toksai buvo labai didelis poreikis, buvo sukaupę hebra tų klausimų, norų ir taip toliau, bet buvo labai daug tokių sunkių klausimų. Ten bankrutuoju, ten nežinau ką daryti, taip toliau. O šitos birželio mėnesio 2, gal 3 buvo. Gal 3 konsultacijos, reikia pasižiūrėti, Deimantė asistentė pasakytų, bet tai jos buvo visai kitokios. Ten žmonės eina į Vokietijos rinką ir aš užsikroviau iš jų energijos, kaip eiti į Vokietijos rinką. Aišku, aš manau, kad aš ten, ta prasme, jam daviau, man atrodo, neįkainomus patarimus. Man taip atrodo, aš pats net pasikroviau, vakar čia buvo, tai už tai labai gerai prisimenu, tai pats pasikroviau, nes, sakau, tas būrys nubyrėjo ir dabar pradėjo eiti žmonės, kur tikrai mes vieni kitus papildom, tai net smagu eiti daryti. Tai jeigu tokių, tai aš apribojau, nes kai yra tas daiktas nemokamai, tai nei aš iš to neturiu naudos, nei tas žmogus nevertina, kai jis yra mokamai, gal labai brangiai, tai yra neprotingai, tai aš taip padariau aukščiau vidutinės vertės, nes, pavyzdžiui, mano geras draugas, dabar gal mažiau bendravom, Saulius Jovaišas ima 250 eurų už valandą, tai jis yra tikras vadovų coacheris, ar ne? Esu girdėjęs, kad kiti ten ima po 500 eurų už valandą, tai mano vis dėlto auditorija yra
pradedantys arba svarstantys, tai aš tikrai negaliu užsikelti, tai tikrai neplanuoju, neklausykit Ievos, nebent valandų skaičių sumažinsiu ir pasinersiu į kitus verslus, o gal reikės pildyti ir kitų žmonių, nes Ieva, žinok, nenusteb, bet man, pavyzdžiui, rašė ir klausė, ar Jana, mano žmona, nekonsultuoja moterų ir aš esu moteris. Aš manau, kad Janos mums labai reikės. Jo, nes... Ir gal netgi į vlogą ją pasikviesti kada. Jo, aš manau, kad šitas formatas mūsų dar tobulės, mes jį keisim, aš manau, kad mes jau įsivažiuojam po truputį, tai ateikit į komentarus, pakomentuokit, ką norėtumėt, kad mes pridėtumėm, ką norėtumėt, kad atimtumėm. Žinau, kad Record in Vilnius, šitos būtent studijos, kurioje mes filmuojam, įkūrėjas ir savininkas nori prisidėti savo idėjom, jau bukinom laiką kitą savaitę, tai žinok, Ieva, lauk, bus pasikeitimų kažkokiu, tai nes Artūras sakė, aš turiu tokių gerų minčių, reikia jums čia tą padaryti, tai pasižiūrėsim, nes čia yra eksperimentas, mes jį pasileidom tam, kad šiek tiek atsišviežint, atsinaujint, pabūti kitoje aplinkoje, galbūt šiek tiek sutaupyti ir laiko ir energijos, o galbūt kaip tik surasti kažkokią tai naują ir labai įdomų ir visiems naudingą formatą. Tai čia yra Verslolaidė ir viskas, ar ne, jau baiginėm? Iki pasimatymo kitą savaitę, iki. Tai komentuokit, share, like, subscribe ir ką? Iki.